Naujoji Vilniuje ir Laisvės gimnazijai pristatymo konferencija. Sveikinimo žodį tars gimnazijos direktorius Janis Ramonas. Labą dieną, gerbiami mokiniai, mokytojai, svečiai. Už vakar. Mūsų gimnazija buvo inauguruota, mes galim jau vadintis savo didingų, gražių laisvės vardu. Ir turbūt simboliška, kad šiandien tokia gražią dieną, tokia saulė pavasariška diena, mūsų Laisvės gimnazija, aplink ją ir joje pražydo gėlės, laisvės gėlės. Malonu pasidžiaugti jūsų įdėtų darbų, po viso projekto organizatorių, su Ramunė priešakyje. Ačiū Ramunė, ačiū mokytojai, kurie prisidėjote šio projektu, tai yra didelis projektas. Kada man reikės nuo lango kada? Tai iš viso geriausia, nuo lango. Palinkėti jums. Pirmiausia, kad šita šventė būtų įdomi ir graži, kad šios šventės geros nuotaikos. O vaikai ir mokytojai, aukite ir žydėkite tos gėlės, laisvės gėlės. Naudodamas proga, kadangi pas mus yra svečių iš Panevėžio ir iš kaimyninės mokyklos Barboros Radvilaitės, norėčiau teikti po mažą suvenyrą, prisiminimui parvežti Panevėžį ir parnešti Barboros Radvilaitės mokyklą. Panevėžio mokytoja, prašau. Spalvinga, graži kūryba. Manau, visiems bus smagu. Tai pirmoji mūsų konferencija. Gal ji šiek tiek skubota, bet tikiuosi taps tradicinė. Taigi smagaus pasibuvimo. Paskendus miegą, mauruoto liekno viduryje, baltesnį už balčiausią sniegą. Iš mėlyno vandenio gimusios, nuo balto mėnulio atskilusios. Neliesk dar manęs ašmenim, dar noriu Vilniui paplaukyti, į gelmę įsiklausyti ir dviese pabūti nakti. Savo didelius melsvus žiedus išskleidžia cikorija. 5-6 valandą atsimerkia kiaulpienė. Apie 7 mėlynom akelėm pažvelgia linas, o paskui apie 8 keliasi vijoklis, puriena. Jaunojo literatūros mokslininko tribūna. 3 klasės gimnazistė Jurgita Nameckaitė parašė Janinos Degutytės eilėraščio Vandens lelija interpretaciją. Kviečiame Jurgitą. Lyrinio eilėraščio meistrė, romantikė, tęsusi Salomėjos Nėries tradiciją. Anot pačios autorės poezijoje, kaip ir gyvenime, sąlytis su gamta, kaip laivė. I was born from blue water, broke away from the white moon. I am begging you not to touch me with blades. I am still willing to float in the waves, immerse myself in the sound of the deep, and be together with the night. I haven't admired the sun enough, and my song hasn't been composed yet, under the full moon in the summer. Lapai dažniausiai siauri, bekočiai. Žiedai įvairių spalvų ir dydžio, vienų rūšių nusvirę, kitų statūs, sukrauti kekėsi ar išaugę pavieniui.
Apyžiedžio lapeliuose yra nektarinė, vaisius dėžutė. Žiedai 5-12 cm skersmens, pavieniai, ant ilgų lankščių. Ir akių daugiau neslėpkit, nes įkvėp daugiau oro gaivaus. Turės smarkiai nukūgėlė ir lengvai nerūpestinga, tavo širdyje atgims daina. O kūgėlė, žolė žalia, Lietuviškas variantas. Pramerkė žibutę melsvas akeles ir žemės alsavimą girdi. Saulutė močiutė pažadink gėles, atverk savo dangišką širdį. Kai žemė taškysi žvaigždė po žvaigždės, visur, kur tik saulė nubrido, žibutė gražiausia gėlė pavydės, žibutė pirmoji pražydo. Violet has opened her navy blue eyes. She is listening to breathing of earth. Sunny, my granny, make all flowers rise and open your heavenly heart. When earth will be splashing a star after star, where the sun and the grass make her way, the most beautiful flowers will enter the wild. She is the first flower to blossom to be. The violet opened her navy blue eyes and hears the breathing of soil. Dear sun, our mother, make flowers awake and open your heart for us all. When earth will be splashing star after star, everywhere where the sun left her trace, prettiest flower will envy the violet, the first to have blossomed these days. Išvaizda primena kepinį. Lietuvoje vienintelė rūšis triskiautė žibuoklė, kuri dar vadinama žibuoklė.
bet ši moteris turi pakankamai energijos, kad
before I met you, gonna get along without you now. Gonna find somebody twice as cute, 'cause you didn't love me anyhow. You ran around with every boy in town, and you never cared if it got me down. You had me worried, always on my guard, but you laughed at me 'cause I tried too hard. Boom, 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 gonna get along without you now. Boom, 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 boom. Nuo lopšio, kai gimus kūdikiui mama pasveikinama su gėlių puokšte, iki pat palydėjimo žmogaus senatvėje jį lydi gėlė. Seniau žmogus ir augalai buvo susiję tiesiog. Jie įrengė, maitino ir gydė. Todėl nenuostabu, kad jau tokie augalai tapo šventais. Vienas iš tokių rožės. Iš tiesų, rožės yra vienas seniausių gėlių pasaulyje. Manoma, kad jūsų kultūrinė vieta yra Kinija. Konfucijus savo raštuose mini rožes, kurios buvo auginamos Pekino soduose. Žinoma, kad prieš 4-5 tūkstančius metų Egipte rožes augino, jomis puošė ir jas dovanojo. Tai pasakojo kanatų vandenyje ir papirus. Rožės buvo baltos arba rusvos spalvos. Raudonas ir geltonas rožės Europoje atsirado tik po 16 amžiaus. Mato rytą mažas vabaliukas, vabaliukas, kad pražydo rožės su sparniukais, žaliais sparneliais rusvas paukštis moja, ir vabaliuką, vabaliuką paskraidyt vilioja. Tokia pasaulį niekur neregėta, tokia pasaulį niekur negirdėta, žaliais sparneliais paukštis kaip gražu, labai rausva paukštį panašu. Tai ėmė vabaliukas stiebų kilti, o kildamas supuoti tokią viltį, jei likdamas nuo stiebo nenukris, toli jis su rože nuskris. Tokia pasaulį niekur ne, žaliais sparneliais rožė kaip gražu, labai rausva paukštį panašu. Čiūnaitės Stasiuklė, lyginamoji teksto interpretacija. Janinos Degutytės kūrybai būdingas žmogaus ir gamtos ryšio apmąstymas, maksimalizmas, emocinis atvirumas, abstrakčią deklaratyvę lietuvių. Daugiametis žolinis augalas turi ilgą, giliai dirvoje įsišakojusi šakniastiebį. Iš šakniastiebio kiekvienais metais išauga 2 rūšių stiebai. Kmynai, čiobreliai, gelsvė, rozmarinas, anyžius, kalendras, salieras, saldieji pipirai, cinamonas ir karė. Jaučias, vaistažolis, tinka mėtos, erškėtų, rožė. Žmogus ieškojo vaistų, gyvoja gamtos vaistinėlėje. Kiek žinoma, pirmosius gydomosius augalus pastebėjo piemenys. Jie matydavo, kad avys, pradėjusios nerimauti, ieško kažkokių žolių, godžiai ėda, paėdusios nurimsta. Žinios buvo perduodamas iš kartos į kartą. Taip atsirado liaudies medicina. Dabar papasakosiu apie tam tikrų augalų gydomąsias savybės. Trispalvė našlaitė yra vartojama nuo kosulio, kvėpavimo takų ligoms, odos susirgimams gydyti, šlapimo ir prakaito įsiskyrimui skatinti, taip pat sergant reumatu. Kiaulių skiemenė padeda nuo pilvo, kepenų ligų, valo kraują, tonizuoja, ramina, greitina medžiagų apykaitą ir žemina apetitą. Rugiagėliai latinišką pavadinimą suteikęs išminčius kentauras chitinas, gydė žaistas rugiagėlių nuovirų. Vaisinė ramunė labai tinka dezinfekavimui, burnai, žaizdoms, skalauti, ar spuoguotai ir sudirbusiai odai gydyti. Paprastosios pakalnutės preparatais gydomos širdies ydos ir kitos kardiologinės lygos. Lašai ramina ir atpalaiduoja spazmas. Melitui mėto arbata yra puikia priemonė nervų stiprinimui ir nuraminimui. Taip pat tai yra puikia priemonė nuo siaubingų sapnų ir silpnos atminties.
O čiobrelio arbata dar ir malšina skausmą. Ja taip pat labai patartina vartoti nuo galvos skausmą. Prieskoniniai augalai ne tik pagardina maistą, kelia apetitą, yra malonaus skonio aromatą, bet ir naudingi sveikatai. Nuo seno Lietuvoje vartojamos mėtos, raudonėliai, melisos, čiobreliai, kaip prieskonį galima vartoti net kiaupienė ar dilgėlė. Tai reikia į tą patį patiekalą įdėti nors vieną mažytį žiupsnelį sausų žiedų ir burnoje tučtuojau pajauti savotišką dilgėlį. Taip aiškiai juntama mažoro, rūgštaus ir saldaus, aštraus ir klėsto. Ima vibruoti žavingi gastronominiai obertonai ir tarpiniai garsai. Rytų šalyse gėlių žiedai užkariauja gurmanišką virtuvę. Pyragai dažnai puošiami kazalijų žiedais. Medetkų žiedlė nudažo ryžių patiekalus, pyragus atsviesta geltonai. Nasturkės truputį aštras, skonį primena krienus, gerina virškinimą, veikia kaip antibiotikai. Begonija gydo uždegimus. Rožė stiprina organizmą, veikia kaip antibiotikas. Tinka desertams puošti, uogienes virti, actui aromatizuoti. Našlaitės saldžios, žadina apetitą. Iš jų gaminamas vynas, sirupai, ledinukai, aromatizuojamas medus, jurginai, kvapnūs, rūgštoki ar lengvai karstelėję. Kiaupienių paskrudintos šaknys gali būti vartojamas kaip kavos pakaitalas. Rūtos, skonis aštrus, kartus, pikantiškas, aromatingas. Kaip prieskonis tinka į salotus, troškinius, kokteilius. Turi dezinfekuojančių savybių. Gydo spazmus ir raukinius. Geras antiseptikas. Tačiau būkite atidūs. Daugelis gėlių turi nuodingų savybių ir gali sukelti šalutinį poveikį. Todėl prieš pradėdami vartoti būtina pasitarti su gydytoju. Rožė kviečiai. Žydi rožė, juoda kaip anglis, apvalė kaip jaunimi. Kaip kareivis kovoja širdis, su gyvenimu ir neprinė. Aš žiūriu iš žvaigždesnė manęs, prašau žemė tarp rožių šūkių. Ir kaip upė tiesiog į manęs, per pasaulį įmėtų šūkių. Роза и снег. Цветет роза, черная как уголь, круглым лежаким пламенем. Солдат сражается в сердце, с жизнью и смертью. Я смотрю на бездонные звезды, хожу по земле среди прекрасных роз, и как река прямо по Волге, по миру в смерти плыву. Wenn die Vögel singen und die Blumen ihren Duft verströmen, weiß nicht, wie das wohl wieder sein wird. Квапи гėlių jausmai. Henry Heide. Dufte sind des Niedergebirges. Žiedas Don't cry for me today.
tam tikroms valstybėms būdingi skirtingi valstybės atributikos ypatumai. Pavyzdžiui, Prancūzijos herbuose randamos 3 auksines lelijos mėlyname fone. Derėtų paminėti, kad gėlių simbolika ir spalva turi labai didelę reikšmę ir gėlių ir prasmę. Nurodysime keletą jų, kurios yra labiausiai paplitusios. Alyvmedžio šakelės esančios Kipro bei Eritrėjos vėliavose simbolizuoja taiką. Apyniai vaisingumą, derlingą žemę, aludarystę. Ąžuolas tvirtumą, jėgą, grožį, garbę, nepriklausomybę, giminės senumą. Obelis bičiulystę, meilę, švelnumą. Palmė ilgaamžiškumą. Grožio simbolis. Raudona reiškia meilę, auksinę garbę, perdavę. Balta malonę, žavumą, dėkingumą. Purpurinė sielvarta. Vynuogė reiškia gausumą. Vynininkystę. Laurų vainikas esantis Argentinos ir Džibučio herbuose bei Gvatemalos vėliavose žymi pergalę nepriklausomybę. Kanados vėliavos viduryje esantis klevo lapas simbolizuoja Kanados gamtą, jos grožį. Libano vėliavoje kedras žymi tautos nemirtingumą, pastovumą. Heraldikoje augalai dažniausiai būna kitų spalvų, negu iš tikrųjų yra gyvenime. Čia galime rasti mėlynių, eglių ar lelijų. Tai buvo daroma neatsitiktinai, nes kitų spalvų augmenija žmogui buvo įprasta. Dėl to gerai įsimintina. Be to vėliavose ant spauduose neretai tą patį simbolį Europoje naudoja daug karališkų šeimų. Norint, kad viena valstybių simbolika skirtųsi nuo kitos, teko keisti spalvas. Taigi, mes jums atskleidėme augalų ryšius su istorija. Kaip matote, augalai yra neatsiejama valstybių simbolių dalis. Jeigu norėtumėte plačiau sužinoti ir rasti informacijos apie augalų ir istorijos ryšį, prašome pasivartyti šitą projektą Tarp Babilono ir Sodų poezijos, kurį galite rasti mūsų gimnazijos skaitykloje 2. aukšte. Ar pažįsti žolę gėlę, ar pažįsti žolę gėlę, labai kaip armonikėlės, labai kaip armonikėlės, raskila, raskila, mūsų kiemo raskila, 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 mūsų kiemo raskila, paklostyk žolę gėlę, paklostyk žolę gėlę, labai kaip armonikėlės, labai kaip armonikėlės, raskila, raskila, mūsų kiemo raskila, 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 mūsų kiemo raskila. Kai tik tai aušra nušvinta, raskiloj rasa sušvinta, raskiloj pirmas saulės spindulėlis, nusiprausia atsikėlęs, raskila, raskila, mūsų kiemo raskila, 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 mūsų kiemo raskila, 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 mūsų kiemo raskila, 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 mūsų kiemo raskila. Jūs visai nepanašios į mano rožę. Jūs dar niekas. Ne vienas jūsų neprisijaukino. Ir jūs dar ne vieno neprisijaukinote. Jūs gražios, bet jūs tuščios. Dėl jūsų neverta net numirti. Žinoma, koks pakeleivis manytų, kad mano rožė panaši į jūs. Bet man ji viena, už jūs visas brangesnė. Todėl, kad aš ją laisčiau, užvožiau galtur, atitvėriau širmą, nurankiau nuo jos vikšrelius, palikęs 2 ar 3, kad būtų peteliškių. Be to, klausydavausi, kaip gėrėsi, skundžiasi, kartais net ir tyli. Todėl, kad tai mano rožė. Mano rožė man tokia brangi, todėl, kad
atsakingas. Jei nereikės. Pati išlindau. Kas? Mergavau, kai marti buvau, martavau, kai pasenau, akis gavau, per tas akis pati išlindau. Rūta. Įgau dykusi ir užaugau augusi. Mergavau mergavusi. Martavau martavusi. Boba tapau, boba tapusi, akis gavau. Tas akis pati išlindau. Na, merginos, jūs tikrai atsvaigote nuo raudonų širdų. Va ir siekite. O dabar siurprizas. Ypatinga kūryba. Geriau žiedai. Čia yra asiukas.
I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky has looked my eyes. It's what they see